treneri, sveikinimai su pergalė, sunkios kovingos rungtynės, visko buvo, ne viskas pavyko, bet galiausiai antroje mačo pusėje po truputį perlaužėt ir jau rungtynių pabaigoje jūs turėjot pranašumą. Tai kas gal padėjo antroje mačo dalyje būtent perimti rungtynės į savo kontrolę? Tiesiog nedavėm tiek daug antrųjų šansų, nes po pirmų 2 kėlinių jie iš antrų šansų 18 taškų sumetė. Ir mums tai labai daug brangiai kainavo, kai, sakykime, po 2 kėlinių buvo tik 1 taško skirtumas, varžovas pirmavo. Tai Rūbinė susitarėm, kad ne 1-2, bet turim visi lipti ant po savo krepšių, dėl kamuolių kovoti, kad ir neapvaldom kažkur pamušti, kad nebūtų taip lengvai atsikovoję. Nusimeta perimetro ir meta mums tritaškį arba kartu iš po krepšio. Tai užakcentavom būtent tą dalyką ir biškį kibesnę gynybą, kad kiek įmanoma kibiau dengti tuos žaidėjus, kurie valdo tas visas rungtynės. Pataikė tik 3 tritaškius, dažniausiai pataikant 3 iš 21, kalbant apie tritaškius, būna pralaimėjimas. Tai šiandien laimėjot. Ko gero vis tiek gynyba nulėmė viską, nes antroje mačo pusėje vienu metu jie buvo pelnę 28 taškus, dabar bijau sumeluot, kaip ten baigė, bet trečiam kėliny praleidot 14 ir ketvirtam kėliny irgi juos pakankamai išlaikėt. Tai vat būtent, kad akcentavom, jeigu tritaškai nesiseka ir po jų pirmos atakos, jeigu mes atsikovojam kamuolį, mes turim greitai išeiti iš gynybos į puolimą. Kas buvo ir trečiam kėliny, kur ten, sakykime, laikėmės ir po to perlaužėm rezultatą būtent tokiais veiksmais. Ant greito, su bėgimu, su atsidengimu. Kas biškį liūdino, tai biškį vangokai mes žaidėm puolime pick and rollą. Nes turint tokį Paulių Velutį, kur savo tikrai gali susikurti metimą iš po užtvaros, bet mes kažkodėl tai visą laiką norėdavom sužaisti ir į skryną, kur per minutinės pertraukėlės užakcentavom, kad vieną užtvarą, nes eina jų didelis žmogus į tokį labai stiprų stepautą ir tiesiog mums reikėjo nerti po krepšių. Ir ten jau išsipasuojam kamuoliukus. Ir turbūt mažiau mes metėm ir tritaškių, aišku, progai pasitaikius, aš visada sakau, jeigu tu laisvas esi, turi žmogus mesti, bet jeigu Jonas Pentras Antanas nepataiko, tai jau reikia arba baudomis tos taškus krapštyti, arba iš pakrepšio kažką daryti agresyvesnio. Tai vat tuo principu ir laikėmės ir manau, bet visų pirma, tai sakau, pagerino biškai gynybą kibesnę ir dėl atšoko su kamuoliu, ypač po savo lentą, nes mes kenčiam, daug kenčiam šį sezoną. Su Žalgirio 18 baudų prametėt, šiandien pakankamai tvarkingai metėt, bet pabaigoje vėl tie netaiklus metimai pasipylė. Čia psichologija kažkokia? Na, aš manau, kad čia buvo geras nuovargis, šiandien psichologija tai ne toj pusėje buvo, nes tikrai vaikinai daug jėgų, labai daug atidavė dirbdami gynyboje ir tiesiog buvo nuovargis ir galų gale mes galbūt nuo 3 galo arba nuo 4 pradžios, nepamenu, radom tą optimaliausią variantą, kur tie žaidėjai užbaigė rungtynės praktiškai be keitimų. Ir šaunuoliai jie visi atsilaikė, Augis Mikštas su 4 atsilaikė, kiti kiek galėjo atsilaikė. Tai vat, tiesiog radom tą penketą, kurie galėjo ir puolime kažką padaryti, kurti. Sakykime, nes deriniai, tai čia jau tiek galbūt ir pas juos neėjo, tiek ir pas mus neėjo įprastai, nes jau čia mes vieni kitus esam 10 kartų nuskanavę, tai tiesiog čia individualus meistriškumas galbūt ir greitis lėmė. Nežinau, mano akimis tai buvo. Ačiū.